Sveiki visi žiūrovai. Aš šiandien kalbu su savo draugu. Panašiai. Aš jau šiandien 3 ar 4 video GTA matėt pats nufilmavau. GTA 5. Jūs matot žiūrovai, koks atsilupęs, jis neturi tos versijos. Čia mano serveris, aš pirksiu hostą. Jisai irgi pirks. Aš tai pas man, dabar biškį savo serverį pareklamuosiu. Taip, aš tenais darysiu, pirmi 3 prisijungia, kas dabar žiūri video, pirmi 3 prisijungia, gauna free super vipus. Nu tau tai iš viso pats žinai, kas galioja. Šitas mano draugas, jisai bus kaip dabar. Aš savininkų niekam neduosiu. Nepasitikiu niekom. Jisai mane irgi turėtų padaryti to pačiu. Mano irgi bus tai tada, kai viskas bus pabaigta, nes jeigu aš padarysiu, kai viskas dar bus nepabaigta, tai aš apsikiu. Aš jau tą pluginą atsisiunčiu, man draugas šiandien atsiuntė. Nu tai žinau, aš konsolę ant PC tai turiu. Kas tai yra? Nu tai žinau. Nu, tai mano draugas jį turi, bet jisai, žinai, jis nuo savo 5 jau serverį kūrė, bet ten kažkas ten nuhekino pastoviai tą serverį. Ai, pas mane, kas prisijungs ir aš įkelsiu tokį pluginą, kad iš karto tik heką pasijungi, nors vieną čytą iš karto banina automatiškai. Jeigu tiesą pasakius, nu aš nenoriu tavęs dabar įžeist, bet jisai dar nelabai žino apie tos serverius, aš jam galėsiu ir tų pluginų visokių. Aha. Pas mane PvP arena jau yra. Pas mane PvP arena jau yra žmonės. Aš tai tikrai Assassin's Creed kursiu. Ta prasme. Ne, aš tau sakau apie, kaip čia tau paaiškinti. Ne, aš apie tikrą Assassin's Creed.
Iš. Aš nežinau, kaip mano žiūrovai, rašykite komentarus. Ar man apsimoka daryti, kad PvP arenui veiktų padėjėjas ar ne. Nes kuriuose būna pluginas, kad padėjėjas neveikia, tai aš nežinau, kaip daryti. Ai, nu ir dar įkelsiu tokius pluginus, kad man džiaugiai vadina. Aš įkelsiu dar tokius pluginus, kad galima bus maksinti šiandien iki 10. O paskui padarysiu, kad savininkas, čia jau pagrindinis savininkas, kad gali turėti, ne tai kad turėti, bet jis gali turėti 1000 lygio šarvus. Aš aišku jų nedropinsiu, bet aš neįsiu su jais į PvP, nes aš jūs visus iš vieno hito iškėliu. Ką? Apie ką tu čia? O kiek? Pas mane 3 prisijungė dabar, kai mano gimtadienis, džiaugitės mano gimtadienis dabar, tai tie pirmi 3 prisijungė, tai per šventes aš darau. Jeigu ten bus jaunesniukai, ten mano svarbi šventė kaip gimtadienis, tas, kuris man padės, tas gaus 100 lygio armorius. Kuris man grinai matysiu, ten paskui vyks visokie konkursai, laimėjimo ten. Aš nežinau, ar pasivyks, bet... O Gebri, tu ką man duosi? Ką tu man duosi? Aš savo draugui, žinai, kuris pas mane ten bitoj miegos, aš duosiu, nežinau, arba adminą, arba nežinau. Tai tau, tai jau. Aš negryfinu, nebent jeigu ten pamatysiu, kad nelabai ten, žinai, kažkas ten, pavyzdžiui, žinai, statyti ir nepastebėti ten kokio sufeilinimo ir aš jį pataisyti galėsiu. Tai tu lentutės parašyk, kas yra savininkai. Aš kairionis, aš kairionis. Gerai, tai dešinionis. Tu irgi filmuoji? Wow. Nu padarai nu... Aha, palauk, Gabriel, tu padarai nu 2. Aš ne, tau gerai. Dar ne. Aš jau statau. Ai, tiksliai, aš dar įmesiu tokį, žinai, kokį. Ar tai čia įmesiu tokį modą, teliko modą, grinai spardinę, ten rodys visokius aprodymus apie mano gryną serverį, ten kur galit vaikščioti viską, spardinę stovės televizorius, žiauriai didelis.